tai ką mes čia, kadangi opozicinės frakcijos pasirašė, tai ką jūs čia norite ištirti? Opozicinių frakcijų narius? Aš suprantu, kad ar būtų kažkokių institucijų duota informacija, kur kažkas yra ir mes dabar turime už kažko kabintis. O dabar gaunasi taip, kad mes čia sėdime kelintą posėdį ir bandome pas pliką šunį blusą surasti. Kai matosi akivaizdžiai, kad tos blusos nėra. Tai aš tikrai, jeigu jūs toliau tai bandote čia nagrinėti ir opozicijos narius kratyti ir aiškintis, kaip Seimo nariai teisėtai kreipėsi į Konstitucinį teismą, aš tikrai opozicinių frakcijų seniūnų susitikime antradienį kelsiu klausimą, ar opozicinės frakcijos čia toliau nori šitoj komisijoje dalyvauti. Nes jau, tarp kitko, buvo diskusijų ir kad ankstesni ginčai kildavo, kad gal vieną kartą reikia pasakyti gana yra gana ir palikti jūs vienus aiškintis ir atlikinėti tyrimą.